Oi, tėvuliau, kaip gaila. Tokie vaizdai, juk aš čia daugiau net važiuosiu. Nu, dar nervuojas, kad dūsauji? Ar jau praėjo tau? Ne, aš nesinervuoju, žinai, kas man. Kas tau darės? Kavos prisigėrė. Skauda širdį dabar. Ai. Per daug vaikščiau. Oi, aš kai pamačiau tave, tai galvau, nu turėsi tu šiandien problemėlių. Negalima šitaip su savim juokauti. Save labai saugo. Man fiziškai skauda širdį. Žinau, nu kur šitaip užlipti, čia žinok širdžiai, aš skaičiau medicinos knygoje, sakė, jeigu senukai savęs nesaugo ir širdžiai duoda labai daug darbo, paskiau jie labai kankinasi su skausmais, bet kaip tu taip savęs nesaugai, nu nesuprantu, žinok. Aš kaip lipu nejaučiu, o po to... Bet tu turi prieš tai pagalvoti, kad tu kenki savo sveikatai. Tu turi labai save saugoti ir prisižiūrėti, tu žinok, širdžiai tiek darbo. Kaip jisai, Kas plys? Pelės. Ai, kastil. Žinok, aš kai pamačiau tave ant kalno... Ne kastil, tarasi kaslė. Žinok, mama, aš kai pamačiau tave lipant ant kalno, aš pagalvojau, kaip tu taip savęs neprisižiūri. Bet aš kaip aiškinsiu tau. Žiūrėk, aš galiu, bet man būna po to blogai. Ne, tai galėti ir senis gali, bet jis žino, kad jeigu jis taip darys, jis po to kentės, ar supranti? Mediciniškai paaiškinta, gali visi, ir seni, ir dideli, bet jeigu jie tai padarys, jie kentės. Lygiai tas pats.